teorijos ir praktikos sekciją. Moderuosiu aš ją, mano vardas Liana Stundžia. Ir dabar kviečiu pristatyti savo pranešimą Eglę Jaškūnienę ir Reginą Kubertavičienę. Jų tema yra fotografijos komunikacinis vaidmuo miesto reklamoje. Labą dieną. Ir tiek... Taip. Labą dieną visoms, kas turi kantrybės dar pusę, kitaip sakant, antrą pusę dienos, kas dar nepavargo ir dar kažkaip kažką gal nori išgirsti. Taip, tai aš norėčiau pristatyti darbą, kolegė šiuo metu negali dalyvauti, fotografijos komunikacinis vaidmuo miesto reklamoje. Man tuo labiau džiugu, kadangi esu irgi šio universiteto auklėtinė, baigiau žurnalistiką ir gyvenimą susijau su fotografija. Anksčiau dėsčiusios kolegės savo mintis tiesiog tarsi būtų pirma dalis, tai apie užsakovus reklamos, o mano pranešimo tikslas ir tema būtent patyrinėti tą trečiąją grandį, žiūrovą, vartotoją reklamos. Tai kągi, tada su tuo trumpu pranešimu mano pažvelkime į Vilniaus miesto veidą. Vilniaus miesto lauko reklamą. Prašau, čia yra skaidrių vartytuvas, gal bus patogiau įnaudoti. Nieko, man dar ir parodyti reikės. Pelytės dar reikės trupučiuką. Taip, dabar, kogi aktuali, dėl ko aktuali šita tema? Todėl, kad dabartinės medijos vargu ar įsivaizduojamos be fotografijos. Fotografija šiuo metu vaidina tikrai labai didžiulį vaidmenį ir pasakysiu, kodėl ji psichologiškai tokia patraukli. Todėl, kad fotografija žmogus sieja su kuo? Su tikrumu. Jeigu jau nufotografuota, reiškia tikra, reiškia teisinga. Ir reklamoje iš tikrųjų labai daug naudojama fotografijos. Mūsų tyrime atlikta, sakysim, Gedimino prospektas nuo Katedros aikštės iki Seimo, 95% fotografijų reklamoje. Ir tik porą darbelių buvo atlikti kompiuterinio manipuliavimo būdu piešta. Taip, na ir labai įdomu tai, kad tuos tyrinėjimus atlikome būtent iš vartotojo pozicijų. Ir mūsų darbo tikslas, remiantis reklaminės fotografijos kūrimo principais, pažvelgti ir įvertinti komunikacinį vaidmenį. Uždavinius išsikėlėm tokius: aptarti teorinius aspektus, apžvelgti informacijos šaltinius ir atlikti tyrimą apie fotografijos komunikacinius aspektus. Problemą suformulavome tokią viso tyrimo, kad nekokybiškai pateikta reklama tai yra antireklama. Na, dabar kokia situacija mokslo srityje. Jeigu anksčiau kalbėjusios pranešėjos sakė, kad jos pasirinko tik tai tą tokį, netyrinėtą segmentą, tai psichologinius aspektus nagrinėja, analizuoja, tačiau kadangi fotografija būtent reklamoje nuolat keičiasi, reklama tai pats nepastoviausias segmentas informacijoje, todėl kad šiandien gali būti aktualūs vieni dalykai, o kitą dieną bus aktualūs visiškai kiti dalykai. Ir mano pavyzdžius matysite vakar Vilnius nuo 17 iki 18 valandos. Taip, nors mes turime ir kitą tyrimų medžiagą, bet kaip žurnalistė aš stengiausi pateikti būtent tą šviežią informaciją, kuri tikrai nepaseno, kadangi dar nėra paros senumo.
Taip, taigi nemažai mokslininkų dabar įvairius klausimus reklamos nagrinėja, tai rinkodaros atsirado nauji, Eglės Deltuvaitės Valiauga kaip fotomenininkas, dirbantis konkrečiai reklamoje teorijos klausimus nagrinėja. Na ir psichologiniais aspektais daktaras Arvydas Lieponius Dailės akademijoje irgi yra nemažai pasistumėjęs į priekį. Dabar kokiegi būtų kūrimo principai? Na, juos išdėstė anksčiau, todėl aš tik trumpai sustosiu. Tai tekstas, antraštė, žodis, reklaminė koncepcija, stilistika, reklamuojas prekės savybės ir paskirtis, kurios turi būti atskleistos fotografinė vaizde. Na ir ta reklamos agentūra, suformulavus aiškiai pateikus koncepcijos planą, atlieka fotografai ir dar daugybė visa industrija reklamos atlieka darbus tuos. Na, išskiriamos 3 pagrindinės reklamos objektų grupės. Tai daiktų, fotopaslaugų ir socialinė politinė reklama. Na, daugiausiai, ko gero, mes pastebėjome, daugiausiai pamatėme, tai daiktų fotografavimo, daiktų reklamos. Daiktų fotografavimas remiasi tokiamis išskirtinėmis savybėmis. Tai formos, faktūros, peršviečiamumo, atspindžio perteikimo ir ypač svarbu dokumentalumas, todėl kad mes nepatikėsime. Pavyzdžiui, reklaminėje erdvėje gali formuotis netgi keli dirgikliai iš karto nuo reklamuojo daikto. Tai pavyzdžiui, skonio, lytėjimo, prisiminimų taip pat, sakysim, kažkokį valgydamas kokį tai gaminį, žmogų užplūsta geri prisiminimai. Tai vat tas toksai, reiškia, vartotojo tie išgyvenimai gana daugelypiai, stebint reklamą. Ir šiuolaikinės technologijos, nors leisdamos panaudoti įvairia pusį montažą, kaip matėm, reiškia, iš tikrųjų labai daug vis dėlto lieka ištikimos tam, reiškia, tikroviškumui reklamoje. Nors sprendimų, kaip pamatysite, labai įvairių yra. Na, gali būti įvairios naudojamos meninės išraiškos priemonės, meninės raiškos. Tai atsisakymas perspektyvos, daikto faktūros perteikimas, ypatingai į spalvą atkreipiant dėmesį ir taip toliau. Reiškia, jeigu, pavyzdžiui, atėmus erdvinę kompoziciją, visiškai erdvės atsisakant, iš karto objektas priartėja, daiktas priartėja. Taigi čia labai svarbu ne tik tai pati idėja, bet labai svarbu, kas išpildys tą idėją. Reiškia, fotografo meistriškumas čia yra ypatingai svarbus. Ir tą mes pamatysim kaip tik tai ir nuotraukose. Labai didelę reikšmę turi šviesa ir spalva reklamoje. Šviesa ir spalva reklamoje mes atkreipsime dėmesį, kaip kartais sužaidžia. Na, dabar kokiais būdais vizualizuojama. Skiriama, reiškia, gali būti skiriama konkrečiai vartotojų auditorijai, tai kaip parenkamas vizualizacijos tipas, vaizdo kalbos būdas, tai tiesioginis, kaip minėjau, dokumentinis ir netiesioginis, kurim galima kalbėti, asociacija, metafora, tačiau vis tiek yra pagrindas tas realus vaizdas. Kaip kuriama fotografinė reklama? Gali būti 2 metodai, reportažinis, studijinis ir montažinis. Reiškia, kada atliekama grinai manipulacijos. Mes tyrėme Gedimino prospektą, kaip sakiau, vizitinę kortelę Vilniaus. Pasirodo, jame yra 7 skydai skirti reklamai, 8 reklamai skirti stulpai, 2 interaktyvūs langai autobusų stotelėse, kiti galbūt neveikia, tai čia irgi minusas, nepriežiūra. Ir apklausta apie 50 įvairaus amžiaus praeivių, į ką jie atkreipia dėmesį, ką jie pastebi. Reklamos, koks tikslingumas miesto reklamos? Aišku, tai Vilniečiams ir Vilniaus svečiams. Auditorijos amžius, išsilavinimas labai įvairus.
Reklaminiai stulpai, kadangi yra gana aukšti, ir, reiškia, orientuojantis į praeinantį žmogų, pakankamai didelio formato, labai stengiamasi raiškiai išdėstyti pagrindinę reklamos idėją. Na, o interaktyvūs langai kažkur yra žmogaus akių lygyje. Dabar kokią tematiką sudaro reklama, fotografinė reklama? Maisto reklama, išmaniųjų telefonų reklama, net 3 meškėnai einant nuo muzikos akademijos stovi ir linksmai sau ten žvalgosi iš to nuliuko. Taip, taigi, kaip matot, reiškia, kultūros, labdaros, sveikatingumo temos vos viena kita reklama. Taigi, peržiūrėjus ir pavaikščiojus ir pasižiūrėjus, reiškia, galima padaryti išvadą, kas aktualu šios dienos Vilniečiams ir į kur nukreipiami, į kur kreipiami. Vat, reiškia, tai yra labai svarbus, tai čia tas, kaip sakyti, reklamos, tas povandeninis kalniukas. Dabar nemažai, kaip minėjau, daiktų fotografuota ir natiurmortų, būtent maisto natiurmortų. Čia perteikiamos išskirtinės savybės, forma, faktūra, atspindys, etiketei skiriamas didelis dėmesys, išskirtinumui. Čia svarbu vaizdo dokumentalumas ir, kaip minėjau, tokie susikurti turi būti sukuriami sąmonėje žiūrovo vartotojo skonio lytėjimo objektai. Na, ko gero, kokybiškiausia maisto reklama vis dėlto Rimi, jie, iš Matytų prospekte, aš dar kartą sakau, lokalizacijos vieta Gedimino prospektas. Taip, tai maisto natiurmortai, kur aiškiai įvardyjami firmos ženklai, matom net kalendorius, kai kur aš čia palyginimui daviau, reiškia adresas, kur galima nusipirkti, nuo kada iki kada, ir visa būtina informacija ir firmos ženklas. Taip, tai netgi, sakysim, nuolaidos yra, tai iš tikrųjų labai informatyvūs plakatai reklaminiai, labai informatyvios nuotraukos ir, na, jos, kaip sakyti, būtent, kaip minėjau, žadina tuos skonio receptorius, noris paragauti, pačiupinėti ir galbūt prisiminti vasarą valgant kriaušes. Dabar toliau sekanti alaus reklama prie Seimo ir kitur. Dabar čia kalbam apie spalvą. Čia trupučiuką matosi, ar ne? Čia jau labai juoda, tamsu. Taip, yra tokia, reiškia, reklamos spalvų abėcėlė, kaip čia ir anksčiau minėjo, taip, spalvos kodas vadinamas. Tai prie Seimo, sakysim, reklamuodami alkoholį, su visais plakatais, su užrašais, kad rizikuoja šeimos gerovė ir sveikata. Toks solidus gana tonas, taip, tamsiai žalia, šviesžalia, taip, objektas pagrindinis centre, visi užrašai labai greit matosi, labai gerai ir netgi romantiškai pursluose apiniukai maudosi. Reiškia, visiškai tie tokie visi atributai alaus yra, gero alaus, su apiniais alaus. Taip. Na ir matome kitą, dar čia iš to paties plakato. Matome kitą, kur tikrai puta, alūtis su puta, studentas su daina ir visokios asociacijos kyla taip. Tačiau praėjus į šalutinę gatvę, ta pati nuotrauka, per pusę stiklinę nupjauta, plakatas toks, kaip ir apmusijęs ir nuotrauka jau tokia gerokai aptrinta, reiškia, tai matom, kur ir kokioj vietoj reklamuotojas rūpinasi savo reklamos kokybę. Taip, vėlgi. Toliau. McDonald'o sumuštinių reklama. Maisto. Taip pat maisto skyriui priklauso. Turiu pasakyti, kad irgi yra pakankamai informatyvi, kadangi
yra kur labai gerai parodyta, prekės ženklai, kiek nurodyta, kiek atstumų iki tos vietos, su kuo ir kaip atrodo. Tikrai labai apetitiški, labai sukeliantis apetitą, labai iš karto paskanauti užsinori ir taip toliau. Tai žinoma, tai tokios kompanijos kaip Carlsberg, kaip McDonald's, kaip Pepsi-Cola, kaip Coca-Cola, jos yra senos ir jos taip meistriškai žaidžia būtent vartotojo jausmais, kad tikrai norisi tuoj pat ten apsilankyti. Žinoma, mūsų, kaip sakyti, ta būtent plačiaja prasme reklama žengia iš tikrųjų pirmus žingsnius ir labai nedaug nueita, bet labai puiku, kad, iš tikrųjų tie svarūs tie žingsniai. O dabar matėme, kad reklamos natiurmortuose yra daiktai reklamuojami išskirti iš kitų, pažįstami, prekės ženklai ryškus ir lakoniškos tokios minimalistinės kompozicijos naudojamos. Taip lygiai taip pat ir kitos firmos, reiškia, maisto reklama. Aš daugiau kalbu apie tai, kadangi daugiausiai buvo tokių skydų su fotografijomis. Irgi taip matome labai ryškius užrašus, labai medžiagiškumas puikiai perteiktas ir kompozicija puikiai. Ir matome, kad svarbu yra kompozicinė masė, pusiausvyra ir prekės ženklas ir tekstas pagal taisyklės visas dešiniam apatiniam kampe talpinama. Reiškia, griežtai laikomasi tyrimų ir būtent reklamos visų tų taisyklių. Dabar spalva. Spalva ypatingai didelę reikšmę, ypatingai turi didelę reikšmę ryškios spalvos plotai, spalvų deriniai, pavyzdžiui, kaip prasminio kontrasto būdas tarp žalio ir raudono, reiškia, sužadina apetitą, seilių išsiskyrimą. Įsivaizduokim vien tik tai Kijevo kotletą, kad jisai kaip nors žalsva spalva pavaizduotas. Tai mums jisai tikrai gali negerai pasidaryti, todėl kad tai susijęs su šiluma, kad jis valgomas karštas, kad jis yra skanus ir taip toliau, ir taip toliau. Reiškia, spalva reklamų, ypatingai maisto, ji turi labai, reiškia, nepaprastai tokią didelę prasmę. Ir fotografinio vaizdo reklamoje ypatingas vaidmuo tenka objekto ir fono aplinkos santykiui. Kuo labiau kontrastuoja su fonu, tuo greičiau vyksta tas vizualinis išskyrimas. Dabar kaip yra žmonės pateikiami reklamoje? Daugiausia tai yra fragmentuojami, aranžuojami, kad, reiškia, sutaptų, sakysim, kūno linijos su drabužio linijomis, kad žvilgsnis būtų nukreipiamas reikalinga reklamuojamo objekto kryptimi ir taip toliau. Tokių reklamų yra nemažai ir mes matome ir portretą žvėriuko, meškėno, iš čia labai siejasi su tokiu, taip sakant, labai tokiu žvitriu ir greitai surandančiu tai, ko reikia, gera reklama. Taip, žalias fonas, viskas išsiskiria ir tik tai matom labai trumpą užrašą, pildyk Tele2 tinkle, o visą kitą matom labai akcentuojamas, kad iš tikrųjų nieko nekainuoja. Ir kitas toks portretas, vaiko portretas, irgi, sakyčiau, gana ryški reklama. Tai yra, ši reklama, jinai ir kokybiška yra reklaminiuose skyduose. Į artimą žmogaus akių lygį labai gerai žiūrisi, labai pastebima. Toliau žmonių reklamos. Čia aš labai atsiprašau, nuotraukos, kadangi saulė buvo baisus atspindys, apie šitai kalbėsiu, tai čia ir profesionalui fotografui situacija tokia, reiškia, pasitaikė. Taip, dabar žmonės kaip matom, ryškų blogo užrašo pavyzdį ir gero užrašo pavyzdį. Irgi toje pačioje gatvėje mes puikiai matom, dažnai būna ties viduriu, kadangi žmogaus žvilgsnis taip eina. Reiškia, tie žmogaus
kūno vidurių figūros yra kažkoks užrašas rašomas. Tai jeigu Vilnius už sportą ir aktyvų gyvenimą, sakyčiau gerai, puikiai, nes ir spalvinių požiūrių puikiai išspręstas. Tai antras, nors, sakysim, galbūt kažkoks tai madingas šio sezono drabužis, nei užrašas, nei apačioj, nei viršuj, jis nieko gero neduoda, mes matom tik tai simpatišką mergaitę. Reiškia, visi kiti ženklai nėra geri. Ir kultūrinės, taip sakant, renginius reklamuojančius fotografijos reklaminės, jų labai mažai. Iš tikrųjų, jos atitrauktos nuo prospekto, jeigu prospekto pradžioje yra smuiko virtuozo, tikrai labai vykusi reklama ir, kaip sakyti, ir užrašas, ir žvilgsnis, nuotaika, ir tikrai vykusi reklama iš kažių, kur jinai pastebima, matoma, priartėjant. Tai teatro renginiai, jie lieka kaip už borto. Taip, dabar kūnui yra visai kiti reikalavimai keliami ir to seksualinio patrauklumo, kokį mes matom užsienio reklamoje, susijusiu ten su fantazija, su poezija, kaprizu, lėtiškumo, vaidmenų sukeitimo ar kuo, mes neradome. Vilnius labai puritoniškas, nieko apnuoginto nėra. Ir mes radome puikų plakatą, labai prabangų, kuris skelbia, kad kino teatruose bus demonstruojama pelenė. Čia matom ir, taip sakant, subjektai čia pateikti atitinkamai tokią labai romantišką bučinio laukimo pozą ir atitinkamai užrašai, auksas ant žalio fono, auksinis. Tai yra tokios prabangos ir tokio, kaip pasakyti, tokio gero tono ženklas. Tai pats turinys ir plakatas reklaminis nuotraukos tikrai puikiai atspindi tai. Ir apie formato parinkimą. Kadangi tie reklaminiai stulpai yra naudoti gali tik pailgą vertikalų formatą, jis sukuria trupučiuką tokio neišbaigtumo, paslapties, dramatizmo nuotaikas. O horizontalus tradiciškas, kokį matėme kai kuriuose nuotraukose, tai jis artimesnis žmogaus suvokimui, greičiau pastebimas, daugiau žiūrimas. Kvadratų nepastebėjome, nes mažai naudojama, nes sunku išskirti kompozicijos centrą. Taip, dabar apie teksto įterpimą į nuotrauką. Mados reklamoje. Čia įdomiai įterptas tekstas šalia ir matom irgi ties viduriu, taip ties viduriu subjekto. Ar nauja ar nenauja šitaip pasakyti? Žinoma, kad nenauja šitaip išsakyti savo kažkokias, tai yra senai užmiršta. Nauja tai yra senai užmiršta, sena ir naujai atrasta, reiškia tiesiog panaudota, bet sakytume, tokios reklamos nedaug, ten kokių griaučių, vidaus kokio organų demonstravimo. Taip, tai galbūt atrodytų nauja, bet kaip minėjau, tai senas faktas. Ir sakytum, galbūt mūsų estetas Krescencijus Stoškus būtų pasakęs, taip, tai visiškas dekadansas. Bet tai vėlgi, tai atspindi mūsų visuomenės nuotaikas, mūsų madų vidinį, kaip sakyti, vidinį norą išsisakyti madų kūrėjų. Ir klasikinė tokia reklama kvepalų, tai tokia kaip ir visam pasauly, gražu, viskas savo vietoje, ir rankelė, ir žvilgsnis, reiškia, toks, ir, reiškia, viskas atrodytų savo vietoje. Tačiau sugadina visą džiaugsmą mūsų reklama. Ne visai tinkami objektai ir tam pačiam centre, prospekte, tokie vargšai nameliai, senos reklamos, sulūžę kažkokie pastatai, jie aišku negali leisti džiaugtis mūsų gražių miestų svečiams, pavyzdžiui. Jau geriau tada būtų kultūrinių renginių reklamos,
o ne tokios sulūžę bakūžės pačiam centre. Kaip ir nuotraukos, kuriuose nors ir labai geros idėjos apie renovaciją miesto, naujų zonų įkūrimą, bet jos visiškai reikia prieiti ir žiūrinėti vos ne pro mikroskopą, kas ten yra. Reiškia, čia fotografijos jokio vaidmens netlieka, jos nepadeda. Ir apie spalvas. Fioletinė spalva čia, manyčiau, kad blogai panaudotos, tiksliau tariant, spalvos reklamai. Fioletinė, žalia, tamsiai mėlyna, jos šaltos baisiai. Kiaušiniai skirti valgymui, gal ne perėjimui. Tai čia visiškas nonsensas, reiškia, netinkamai panaudotos spalvos ir tokia šalta, nemaloni reklama. Jinai tiesiog atstumianti. Fioletinė spalva, mes žinom, kad tai yra laidotuvių spalva, laidotuvės įkapių. Taip yra tam tikri tie spalvų kodai ir mes tą galim daug kur pasižiūrėti. Taip, tokia atskira šalta liūdesio spalva. Na ir kitas, kaip ir geresnis plakatas, tai ugnies šventė ir ugnies plakatas. Taigi, mūsų tirtos tikslinė reakcija. Tai tokios, kokios tikėjosi užsakovas, žmogus perskaitė, susidomėjo, pasielgė taip, kaip buvo paragintas, taip suvalgė sumuštinį. Šalutinė, kai žmogus suprato visai ne tai, ką jam norėta pranešti. Ir atvirkštinė, pati baisiausia turbūt reklamoje, kai žmogaus nuostatos, asmeninė patirtis, reiškia, prieštarauja, tiesiog atmetama visiškai reklama. Na ir pamastymui. Aš tik vieną parodysiu, tai žinoma tokiam filmui reklama, taip atrodytų labai gražus santykiai, tai čia jau pjūklas, reiškia, nežinia kam tams pjūklas. Pasirodo papjauti šitiems gražiems augintiniams. Reiškia, visiškai tą, ką nori pasakyti, yra priešingai, absoliučiai. Ir dar pamastymui. Buvo toks spektaklis Vinis Todas, labai greita reklama dingo iš reklaminės erdvės, kur įkišta į mėsmalę ranka ir ten išeina labai ryškiai fotografija ir išeina faršas. Taip, taigi, kokią mes suprantam, kad tai konkrečia situacija, toks turinys ir visa kita. Bet žmonių yra visokiausių su visokiais psichikos nuokrypiais. Tai jam labai konkreti informacija, nuotrauka, aha, galima taip daryti. Va. Ir reiškia, tas būtent atsakomybė, ta, kaip ir kolegės anksčiau kalbėjo, iš tikrųjų yra reklamos gamintojo labai didžiulė. Kam ta reklama? Dar viena reklama, kuri dingo po 3 dienų, kada mažytė mergaitė 9 metų, irgi fotografija ir buvo, reiškia, fiksuojama, taip, už ten gali nusipirkti, 9 metų vergė, visokiom paslaugom ir tarnaitė, ir seksas gali būti suteikiamas. Ir paskui panaudojus išmesti ir šiukšlių dėžė. Vėlgi fotografija. Aš tiesiog tuo metu neturėjau fotoaparato, o kitą dieną jau ji buvo nukabinta. Taip, tai vėlgi mes labai suprantam tą kilnų reikalą, kad saugot vaikus, bet kokia ta tiesioginė pamačius informacija yra suteikiama. Tai va čia ir mūsų yra tikslas fotografijos visais aspektais pasižiūrėti, kokią reikšmę fotografija turi būtent miesto reklamos veide. Ir padarėme tokias išvadas, kad reklaminė fotografija kuriama apskritai mieste atsižvelgiant į bendruosius reklamos kūrimos principus, tai tikrai sveikintinas dalykas, kad ji naudojama tikslingai, komunikatyvi ir reikliau turi būti vertinamas vaizdo ir teksto santykis, atsisakyti nekokybiškų fotografijų, kurios menkina miesto įvaizdį. Na ir ne visos temos pastebėtos atliekant tyrimą, tinkamos reklamuoti miesto centre. Beje, taip pat kaip ir blizgantis reklamų stulpai, stulpų paviršiai tie trukdo matyti ne tik tekstą, bet ir fotografijas. Na, o čia Tokijoje tokia reklama sulig 5 aukštų namų, labai gerai pareklamuojanti konkretų įrankį prie gamyklos. Taip. Na ir kągi, ačiū už dėmesį, ačiū už kantrybę. Ačiū Jums už pranešimą, kviečiu diskusijai. Prašau, Kristina.
Labą dieną. Aš noriu tik pasitikslinti, ar teisingai supratau jūsų pranešimą. Tai galima teikti, kad būtent fotografijos komunikacinis vaidmuo miesto reklamoje yra vienas - skatinti vartotojiškumą visuomenės. Vartotojiškumą dėja šiai dienai taip. Jūs matėte iš atlikto tyrimo vakar dienos. Jūs analizavote atitinkamą atkarpą Konstitucijos prospektą. Ne, Gedimino prospektą. Gedimino. Nuo katedros aikštės iki Seimo. Atitinkamoje atkarpoje taip tokie rezultatai dėja. O visi kultūriniai renginiai atitraukti, visiškai atitraukti nuo prospekto. Ačiū. Labai dėkoju už įdomų pristatymą. Norėjau aš tiesiog kaip vartotoja paklausti, kokių objektų fotografijoje dažniausiai naudojamas montažo metodas, kurį jūs minėjote? Visiškai labai daug objektų. Faktiškai gali būti visi objektai naudojami, reiškia, montažo principu, nes Photoshopo manipulacijos leidžia tai padaryti, kaip matėte, ten tie griaučiai, kur stovi, montuotas tekstas ir visa kita. Ir gali būti visai labai įvairūs šitie montažo pasirinkimo būdai. Tačiau vis tiek fotografija išlieka prie objektyvios tikrovės. Kaip mes pamontuosim? Akis, dvi akis. Taip, mes galim čia įmontuoti akį, galim ten įmontuoti akį. Kokiu tikslu? Reiškia, viskas priklauso nuo tikslo. Nuo užsakovo taip pat. Kokia pageidavimas užsakovo yra. Bet kaip ir minėjom, kad turi būti vis dėlto tas estetinis vaizdas ir atkreiptas dėmesys į estetinį vaizdą ir į slaptą reklamos poveikį. Tai čia tie etiniai dalykai, kurių yra pavojus. Tikrai, reiškia, etiška reklama turi būti. Aš turiu dar Kristinos pratęsimo klausimą, bet pasižiūrėkit, jūs pristatėt, Rimi parduotuvė yra prospekte. McDonald's yra, KFC turbūt irgi yra, bet tik tos reklamos yra susietos tiesiog su to aplinka, su to kontekstu. Ar jas reikėtų būtent taip analizuoti ir įtraukti savo analizę, kaip jūs darėt, nes tiesiog tai susiję su įstaigom, kurios reklamuoja save. Taip, tai čia iš tikrųjų taip, bet yra ir dramos teatras. Ir vienas, ir kitas dramos teatras, taip, ir kitokių yra kultūrinių įstaigų, jos kažkaip tai pamirštamos, neįtraukiamas ir teisingai kolegė pastebėjo, kad vis dėlto formuoja tą vartotojiškos visuomenės vaizdą. Telefono reklamų tai 3 skydai ir 4, ko gero, ar 5 reklamos. O sakysim, kas vyksta muzikos akademijai, tai tik prie akademijos, o kad yra tokia. Tai čia vertėtų, čia aš sakiau, pateikti patį šviežiausią. Mes straipsnį, aišku, padarysime didesnių apibendrinimų, nes remiantis jau keliais tyrimais. Taip, aš pavyzdžiui esu išfotografavus prospektą, kada buvo labai daug ir jaunimo teatro reklamos, ir labai daug kultūrinių renginių reklamos. Ir todėl sakau, kad reklama yra tokia, kaip pasakyti, greičiausiai atgyvenanti. Matyt, dabar tokia žiema, vartotojiškumas. Taip, vartotojiškos nuotaikos. Tai taip, ačiū už klausimus ir būtų labai smagu, kad tas pranešimas paskatintų apsidairyti jūs ir matyti Vilnių kitaip. Ačiū. Ačiū Jums už pranešimą.